Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Šaltinėlio filialas gegužės 29 dienos rytą buvo pilnas mažųjų lankytojų. Visi jie rinkosi į biblioteką dėl kelių labai svarbių priežasčių. Pirmoji tai, kad iš Panevėžio į mūsų miestą atkeliavusi jaunųjų menininkų gausių šeimų vaikų keramikos darbelių paroda Aš prakalbinu Molį. Antroji – paskutinė mokslo metų diena. Ir kita ne ką svarbesnė proga, kad greitai, tai yra birželio 1 dieną, bus minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Smagios parodos atidarymo akimirkos negali prasidėti be muzikos. Pirmuosius kūrinėlius pagrojo Juventos progimnazijos pirmokėliai. Po šių kelių muzikos akordų į susirinkusius kreipėsi bibliotekos vedėja Rita Božienė. Labai visus smagu matyti ir vėl Šaltinėlyje. Ir jūs, vieni kitiems pristatau Juventos mokyklos pirmokiukus 1 A klasės. Taip, mokinius ir jų mokytoja Asta Čepulėnienė, o taip pat mūsų svečius iš Panevėžio gausių šeimų centro, Panevėžio šeimyną. Smagu vaikai todėl, kad mes čia susirinkome, nes šituo mes renginiu pradedame miesto renginių ciklą, kuris yra skirtas Tarptautiniai vaikų gynimo dienai paminėti. Turbūt visi žinome, kad gegužės ir birželio mėnesiai yra labai gražūs savo tokiamis išskirtinėmis šventėmis. Gegužės 1 sekmadienį kokią dieną minime? Mamyčių šventę, taip? O birželio 1 sekmadienį tėčių dieną. O tas tarpas nuo vienos šventės iki kitos yra laikoma šeimos mėnesiu. Šitą dieną, dėl kurios čia mes dabar renginį organizuojame, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, pasaulis pradėjo švęsti nuo 1950 metų. Ir ši diena minima ir Lietuvoje. O diena yra skirta tiesiog priminti visiems, kad reikia saugoti ir gerbti vaikų teisės. Vaikystė nepakartojamas žmogaus gyvenimo etapas ir labai simboliška. Sujungti visas mūsų šventes, mums taip atrodo ir pasikviesti iš Panevėžio svečius. Bibliotekos vedėja Rita Božienė pasidžiaugė, kad gerų norų vedini šią parodą nutarė bibliotekoje pristatyti ir už keliasdešimties kilometrų gyvenantys mažieji panevėžiečiai. O jaunuosius keramikus Beatričė Mičiulytė, Jorūnė Jakavičiūtė, Toma Januška čia atvežė keramikos pamokėles vedusi tautodailininkė Jurgita Čiplytė ir Panevėžio gausių šeimų centro Panevėžio šeimynos pirmininkė Violeta Jarašūnienė. Papasakoti apie savo veiklą būrelyje bibliotekos vedėja pakvietė antrokėlį Tomą Jarušką. Tomas, trumpai užsiminęs apie būrelio veiklą, drąsiai patraukė prie savo darbelių. Jau aselės yra va taip va 2 padarytos. Tai va buvo jau vienintelis toks darbelis, kuris kitoks iš kitų vaikų išsiskyrė. Nes pas mus, kai darbelius lipdo, tai vieni vaikai lipdo, kiti labiau mėgsta glazūruoti. Štai mes taip ir dalinamės. Nėra, kad vienas darbelis ir jau viskas nuo pradžios iki galo daryta. Jo delfinas daryta. Tik tai biškė nuo nulūžo teikėlė, bet tai neiškia. Va, ir labai gražus jo baigiamasis darbelis yra žuvis. Mat jau ir spalvos visai kitaip. Ten podelis buvo vienas iš tokių pirmesnių darbų, o čia jau pats paskutinis. Visai jau kitaip. Juventos progimnazijos pirmokėliai, vadovaujami mokytojos Astos Čepulienės, besidžiaugdami jaunųjų keramikų darbeliais, o taip pat ir mokslo metų pabaiga, patys nutarė surengti keletą pasirodymų pavadintų talentų šou.
Po šių gražių akimirkų vyresnioji bibliotekininkė Giedrė Matusevičienė priminė, kad ateinančią vasarą liūdėti nereikės, nes į biblioteką atkeliavo nemažai naujų knygelių. Pasiėmusi 10 iš jų, bibliotekininkė labai smagiai jas pristatė.